Balandis kaip tikras nerimstantis paukštelis. Čia saulės spindulių žarstė, čia paskutinius sniegų bandė kantrybę. Vis tik prieš 3 metus pasodintos magnolijos žiedai, su šiokia tokia mūsų pagalba, šalčius atlaikė ir labiau pašvietus saulei mus savo grožiu pradžiugino. Na, o šiaip tai mūsų balandis prasidėjo nuo to, kad pačią 1 balandžio dieną po sėkmingo poros mėnesių gydymosi išlydėjome babytę atgal į Ameriką. Ir tada prasidėjo. Ūkyje visada apstų darbų, kurie tik ir laukia savo eilės. Vienas iš tokių buvo mūsų lauko krosnės, kurią jau užpernai Darius pastatė, apipavidalinimas. Tačiau tam reikėjo akmenų. Jų nesužaliavus pasėliams galima buvo prisirinkti aplinkiniuose laukuose. Ūkininkai tik ačiū už tai pasakys. O mums nuostabi statybinė ir dekoratyvinė medžiaga visai po ranka. Taigi, į kompaniją pasisiūlius dar 2 kaimynėms, susiruošėme vieną dienį laukus. Akmenų prisirinkome daugiau nei tikėjomės. Už priekabas. Deja, su akmenimis teko palūkėti, nes planus sutrukdė neatsargiai miške sumušta koja. Tad akmenėliams teks dar po lietumi pagulėti be naudos kurį laiką. Lieka. Salas prašytų? Jo. Jeigu specialiai nori skelti, tai nepaina. Jeigu netyčia, tai paina. Gal jau galima panyt pasvert. Aš jau nebėgaikiu. Kol koja dar buvo sveika, spėjome ir kitų darbų nudirbti. Pavyzdžiui, malkas kitai žiemai močiutei į krūvą sukrauti. Ką, man nepatinka rankas. Nepatinka. Aš esu matą. Aha. Mes su matą galėtume būti draugai. Aha. Kai jau sunkiai darbai buvo baigti, galima buvo kiek atsikvėpti ir laužų kūrenimo sezoną atidaryti. Ne, tiesiog iškepsi labai stipriai. O jat koks didelis dabar didėja. Ai, ten žarijai padėjai? Jo, tiesiog padėjau jį. Mes laužo degam! Mes, kaip ten, ugnies dievai. Laužas dega. Ugnelė buvo kurta tiek dviese, tiek su skirtingomis draugų kompanijomis, kurių pas mus nuo pernai kieme paprastai netrūksta. Kaip gerai. Nieko neatsitik. Eik palauk. Tai žiūrėk, va čia kur geniokas yra. Ne, tiesiog einam kur nors. Labai džiaugiuosi, kad ir Magdai naujos kompanijos atsirado, o tai vis čia pas mus mergaičių stygius. Žodžiu, laužai ir piknikai, važinėjimai į keturračių ir traktoriumi, atšilus orui, buvo tapę velykinių atostogų ir ne tik kasdienybė. Iki kol vėl atšalo ir vėl teko slėptis namuose ar kitose šiltesnėse vietose. Norėdami papildyti vaikų socialinių valandų arsenalą, nukeliavome vieną dieną padėti Vilniaus vorams tinklų Ukrainos kariams papinti. Darbas vaikams nepasirodė labai įdomus, kai kurie neišvengė ir paniurzgėjimo, bet visumoje buvo gera šiokios tokios savanorystės ir neįprasto darbo patirtis. Gerai, porą langelių paiki priekį ir vėl grįžk. Geriausia tokių darbų dalis ta, kad paskui galima su draugais nueiti kur nors kartu papietauti. Taip pat gera su draugais apsilankyti ir teatre. Kaip buvau praeitą mėnesį minėjusi, šį kartą vėl traukėme į Keistuolių teatrą. Čia visi kartu su Sofija ir Emilija žiūrėjome spektaklį pagal Milošo Makaureko pasakas Ilgoji pertrauka. Man pačiai, jei reikėtų palyginti anksčiau matytą į Bambeklį bajorą ir šį, sakyčiau, kad pirmasis buvo smagesnis.
Visgi vaikai vienbalsiu sakė, kad spektaklis apie mokyklą jiems patiko dar labiau nei anas. Taigi darau išvadą, kad dėl skonio nesiginčiama. O kad jau prakalbome apie skonį, tai šiltnamis, kuriame močiutė pasirūpino, jog sužaliuotų pavasarinių vitaminų, kaip tik jau pradėjo duoti savo vaisius. Kur sukę apsukę, vis salotų, ridikėlių ir garžgarstės bėgome skinti. Tai oro klausimas, svogūnėliai. Tai jau oras. Taip, svogūnėliai, ko dar yra? Ridikėliai auga. Rukola. Rukolikė. Rūkstai. Baliukai. Jau rukola visai nebloga. Sodukas. Ridikiukai auga. Ten toliau ir salotų yra. Ir kalendras. Pukšt, einam toliau. Estetiškai nufilmuota. Taip ir Velykų sulaukėme. Vaikai tradiciškai kiaušinių pridažė. Šį kartą su tėčiu. Palikau jiems tą žaidimą. Džiaugiuosi, kad pačiai nereikia rankų terliotis. Paprastai šiemet mes juos dažėme, be didesnės išmonės. Nesureikšminame šitos tradicijos. Daugiau dažome dėl spalvinio akcento ant stalo, tad tiesiog atspalviais pažaidėme ir tiek. Taip ir sulaukėme Kristaus prisikėlimo ryto. Bet čia jūsų dažai nevalgomi? Nu, tai valgomi, bet tai geriau nupjauti čia. Aš tai dažnai, man jau pats žodis dažas jau ne. Vis tiek aš iš kažko taip. Va, jeigu nori mėlynų, mačiau internete labai gerai, nusipirkit mėlyną. Antrą Velykų rytą, pas mus, kaip jau įprasta pavasariui, ėmė ristis viščiukai. Prisirėto gelsvų, pilkų ir juodų pūkų kamalėlių. Vaikams, tiek mūsiškiams, tiek ir kaimynų. Džiaugsmo. Sutraukė dėmesį šie mažutėliai vaikus iš viso kaimo. Sulėkė visi ir vėl pas mus į kiemą. Dar žiūrėk ir kokį žaidimą atsineša. Tam kartui keletą dienų pas mus karaliavo mažasis stalo biliardas. Bet tik čia viskas dabar yra. Tik Magdės nelabai traukė šis žaidimas, todėl jis savo žaidimo kūrimu ir jų bandymų užsiminėjo. Vienas, vat ir spėliau. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 4. Oi, palauk, ne, 2, 4, 3. Palauk, sukeis dar, kaip vai sukeisis. 3. Nu dar vieną kombinaciją, nuo kurios nedarėjai. Va taip. Jei manote, kad kažkaip atskirai mums pavyko labai daug akademinių dalykų perkasti, tai klystate. Balandis su pakeliui pasitaikiusiomis atostogomis iš tiesų buvo kažkoks neapčiuopimai neakademiškas. Ką? Aš laimėjau. Tu prieš telį laimėjai? Pataikiau 5 iš 10, o tėvelis 3 iš 10. 3 iš 10. Aš laimėjau. Tu laimėtai, gerai. Dienos praslinkdavo taip greitai su vienokiais ar kitokiais darbais, kad visos kitos užduotis natūraliai kažkur įsikėlė. Kitos dvi darbininkės darbuojasi, šaunuolės. Aš man per savo telefoną nufilmavau, kaip darosi. Gerai. Neskubėkit. Atraskit, kaip patogiausia. Komandinis darbas vyksta. Mes dar tik mokomės sutarkavo. Nieko. Nu tai jos kiti etapai bus greitesni. Kas šlikščiau, tai kiaušinį. Jūs visada valgot. Tai nėra nieko. Ne, kai lieti tą gelį. Ar kaip čia dar Baltymą. šitą substanciją.
Šiaip netai pavyko suplanuoti pirografijos bandymus. Skrybelėlė. Jo, jau irgi, nes Kam metalikas. jinai ta skrybelėlė? Nu, jis apsaugo, kad ranka nenuslystų iki to, žinai. Su ją laužą galima uždegti, jeigu realiai. Taip. Tai galėtum uždegti, jeigu, žinai, Jeigu neturėtum ką veikti. O jis plaukus sudegintų? Taip. Oho, pabandau. Laiko vos liko netikėtai anksti pražydusioms raktažolėms pievose susirinkti. Na, parodyk savo grobį. Puiku. Taip pat, žinoma, radome laiko šiek tiek skaitimui ir rašymui. Kartu skaitome dabar Makučinskio apysaką Šėtonas iš 7 klasės. Ir nors vaikai kiek niurzga, kad nelabai įdomu, vis mane stebindami, kaip gali būti neįdomi detektyvinė apysaka, iki mokslo metų pabaigos bandysime įveikti ją. Po truputį bandome įveikti ir įvairių Ne, tai literatūros daiktavardis. stilių, tekstų tipų analizę. Minta. Tiesiog ką daro? Minta. Tai yra veiksmažodis. Veiksmažodžiuose gale nebūna nosinio. Taip, teisingai, Magdulė. Tai žiūrėk, Liutauras tau užrašė pavyzdį. Va, Magdutė, paaiškink Liutaurai Magdai. Kodėl čia vienetas ir kodėl jai vieneto nereikia? Vienetas. Nu. Palauk, tai iš kur tas vienas? Ir iš kodėl 0,3? Čia žinai, ką tu parašei? Tu parašei šitą, tu parašei va taip. Ar šitas yra tas pats, kas šitas? Ne. Tai dabar užrašyk 30-osios kaip bus. Nu, pagalva. 30-osios. Taip, tai reikia prisiminti. 12% 10 netrukmena, kaip mes užrašysime. 10 netučiu. Nu, paprastai atsipat. Nu, ar dabar 10, ne, bet 10 paprastai, nedabar. kaip nori. 12%. Ai, man atrodo, supratau, su mislimu pačiuojamas. Teisingai. O paprastai trukmena, kaip aš šitą dabar užrašysiu? Paprastai, tai čia jeigu taip, tai čia jis gaunas padarom čia iš 10 gaunas. Taip. Pala. Ai. Visgi labiausiai sueina vaikams tos pamokos, per kurias sukrentame ant lovos prie ekrano ir pasileidžiame vienokią ar kitokią video medžiagą apie dailę, muziką, technologijas, biologiją, geografiją ar istoriją. Pasirinkimas. Vau, matai, labai fainai. Ir šešėlį uždėjai, ir bliką. Nu, super. Matai, vat. Ir pavyzdžiui... O tu pagal pavyzdį kažkokią meitą braškį? Mano akį tuo tarpu labai džiugina, kai matau Magdę savarankiškai pasinėrusią į kokią nors piešimo pamoką. Aš tu pats bandžiau nupiešti. Man Emilija rodė tutorial. Ja, visos linijos šiek tiek išgaubtos, ne? Jos tada putlumą tą duoda. Ir kai Liutauras savo iniciatyvą prisimena, kad reikia eiti smuiko namų darbus. Įdėsiu Ar be perdengimą. kameros likt? Noriu. Pasiderink smuiką. Gerai. Gerai. Na, o po visko vakarais, kurie, kaip žinia, vis ilgėja, susimastome irgi įvairių veiklų. Reikia Liutaurui duot pamėtint. O jeigu iš tikrųjų, žiūrėjau? Iš 10 reikia dėti. Palauk, tegu iš 10. Visi kiaurai eina, ne? Kas iš 10? Žiūrim, kiek Magdulė iš 10 pataikės. Ne, lietuviškai, nu tau netrukdė nieks. Nu dar, viskas. Trukdė man nuėmą. Mes.
O tau tipo nepadėjo, ne? Virš 2. Tau palauk. Jūs gali pamėgti. Eikmės. Abes. Tai tu mane tiesiog su rankom, matyk. Varves, vaikų pabruokas. Manęs tu tik lengvai nevarvai. Tikrai. Tu toks storas. Apie tai feisi parvest. Gegužė tikiu balandžių nenusileis ir užbaigs mokslo metus su trenksmu. Taip, žinau, ministerijos visokios dar ir birželį liepia mokytis, bet tą jam paliksime jau visokius atsiskaitimus, refleksijas ir panašius gyvenimo prieskonius. O šiam kartui tiek.